Ačiū, kad paplojot, nes šis stresas tai nežmoniškas užlipti ant scenos. Degalų verslas skaičiuoja jau, mažmeninis degalų verslas degalinės skaičiuoja jau antrą šimtmetį. Bet pirmas šimtmetis buvo labai nuobodus. Jūs turbūt dar patys atsimenat, kad prieš kokį 20 metų mūsų degalinės kaip atrodė, jos degalai buvo tik degalai, parduotuvė, aišku, buvo pilna tepalų, buvo pilna automobilinių detalių. Vienu žodžiu, degalinės buvo orientuotos į mašiną. Per paskutinius 20 metų, ką mes labai stengiamės keisti, kad degalinės būtų orientuotos į žmogų. Ir nesvarbu, ar tai vairuotojas, ar pėstysis. Greitai einant, truputėlį istorijos. Atsidarėm, plėtėme, statėm, viskas kaip ir gražu. Kažkuriuo metu pasikeitė organizacija, tapom kaip atskira kompanija, mažmeninė Statoilo dukterinė. Įsidėgėm lyną. Fantastinis įrankis, labai svarbus, tikrai geras, viskas vyksta pagal taisyklės, viskas sustiguota, viskas žinom, ką daryti. Tvarkos, procedūros, standartizuota, fantastika, kaštai žemyn, pardavimai aukštyn, viskas gražu. Ir ateina krizė. Ateina krizė, viskas krenta. Nepasikeičia. Aha. Viskas krenta, BVP krenta, na, atsimenat, 14%, čia galima aišku ginčytis, bet maždaug tokių procentų. Mūsų pardavimai krenta dar daugiau, praktiškai dvigubai, o kai kuriuose segmentuose krenta netgi 50%. Gal ir dabar kai kuris iš jūsų atsimenat, kaip mes atsisakėm savo klientų vien dėl to, kad negalėjom duoti kredito ir panašiai. Pardavėjai dar bandė kažką daryti, tvarkytis, visa organizacija nepadėjo jiems. Paprasčiausiai nebuvo tokių tvarkų. Na ir kas skaudžiausia, kad motyvacija, aišku, krenta, rezultatai prastėja, darbuotojų kaita didžiulė. Darbuotojų kaita didžiulė, nerandam darbuotojų, nelabai kas nori ateiti dirbti, sunku, netaip įdomu. Na ir suprantam, kad mums reikia keisti, mums reikia kažką daryti, nes tokia situacija niekur neveda. Ir tuo metu mums papuolė į rankas keletą tyrimų. Norėčiau pristatyti visų pirma apie pirmą tyrimą, greitai galų padarytas tyrimas, kuris pasako, kaip žmonės jaučiasi darbe. Čia buvo ištirta labai daug įmonių, 1000 įmonių pasaulio mastu ir mes manom, kad mes tuo metu buvom panašiai tokia įmonė. Apie 30% darbuotojų ateina į darbą dėl to, kad jie nori, veža, patinka, fantastika. Tai yra ta vieta, kur jie nori būti. Apie 50% darbuotojų ateina, nes jiems reikia pinigų. Jie ateina dėl atlyginimo. Na ir dar 20% darbuotojų ateina, kad tiem 80% sugadinti gyvenimą. Jie visiškai neorientuoti nei į įmonę, nei į vardą, nei į kažkokį, nei į pardavimus. Tai čia pirmas tyrimas. Antras tyrimas buvo atliktas tokio pono Kahnemano, turbūt žinot, parašęs tikrai gerų knygų, gavęs netgi Nobelio premiją už šitą tyrimą. Kas mums yra darbas? Ir pirmoji išvada buvo tokia, kad mes praleidžiame daugiau darbe laiko negu su šeima. Nežinau, ar už tai reikia duoti Nobelio premiją, bet faktas yra tas. Mes darbe praleidžiam laiko labai daug. Antras labai svarbus, kad pinigų mums reikia, tai yra darbas dėl pinigų, neteikia tokio džiaugsmo. Turbūt ne vienas jūs irgi susidurėt arba su kolegom panašiai, kas po darbo bėga ten, nežinau, kaituoja, fotografuoja, tai yra jų hobis. Darbas yra tik dėl to, kad jiems reikia pinigų, tam 50% segmente sėdi. Kita išvada, tai su kuo mes mėgstam leisti laiką. Nieko čia paslaptingo, vėlgi mes mėgstam leisti laiką su draugais, šeima, artimaisiais, su kuo mums gera būti. Na ir automatiškai, su kuo mes nemėgstam leisti laiko. Irgi nieko nuostabaus, tyrimas parodė, nemėgstam leisti laiko su... Jo. Ir įsivaizduokite degalinėse, kur kiekvieną minutę yra klientai, aplinkui yra kolegos ir dar atvažiuoja vadovas. Neveža. Tikrai nepatinka. Matydami šitos tyrimus supratom, kad mums reikia keisti mūsų kultūrą. Ir didžiausia problema pokyčiams ir didžiausia problema pardavimams yra įmonės kultūra. Bet kad sustiprinti šitą, dar norėčiau pasiremti tokio Peterio Druckerio, turbūt žinot, pasakymų, kad culture eats strategy for breakfast. Ir čia yra labai svarbus du aspektai, kurie remia šitą teiginį. Pirmas yra, kad darbuotojas yra lojalus kultūrai. Ne strategijai, ne tikslams, bet kultūrai. Ir visokių tyrimų dėka, kuriuos mes darom viduje ir taip toliau, mes matom labai aiškiai, kodėl žmonės mėgsta darbą ir kodėl žmonės išeina iš darbo. Ir tikrai labai retai būna, jie išeina dėl to, kad strategija tokia. Išeina dėl to, kad kultūros nėra arba jinai nepriimtina. Antras aspektas labai svarbus ir susijęs, galbūt mūsų versle, kadangi mes mažmenoje esam labai matomi, tai kad nukopijuoti mūsų versle yra įmanoma viską. Gali padaryti fantastišką kavą, gali padaryti kažką tai dar fantastiškesnio,
arba konkurentai padaro ir tu labai greitai tą gali nusikopijuoti. Kultūros nukopijuoti neįmanoma. Matydami šitos tyrimus, visus šitos dalykus, nusprendėm, kad mums reikia keisti savo kultūrą. Kaip tai įvardinti, mes tuo metu, kaip ir sakiau, ką tik Polino, operational, buvom tokia mūsų kultūra vadinosi, mes nusprendėm, kad mes turime eiti į pardavimų lyderystę. Tai yra mūsų kultūra turi būti orientuota į pardavimus. Mes visi turim būti pardavėjai. Labai paprastai šnekant, kadangi operationė arba tam operaciniai kultūroje yra reikia daryti, nes yra tvarkos, mes sakėm, kad mes norim, kad žmonės norėtų daryti. Bet pabandykit pardavėjui parduoti noriu. Gali parduoti reikia, labai aišku, tikslai, tuk, viskas, pardavėjas bėga. Pasakyk jam, norėk. Klausimas, kaip pavyks. Labai emocionalų žodžiai, todėl norėčiau perfrazuoti kitaip truputėlį. Mes nusprendėm, kad mums reikia mažinti kontrolę, biurokratizmą visą ir daugiau didinti įsitraukimą, tai yra žmonių įsitraukimą. Ir kad būtų lengviau paaiškinti, kaip mes tą darėm, aš čia remiuosi tokia, turbūt žinot, pokyčių matrica, pakankamai žinoma yra, tai yra atsisakyti, sumažinti, padidinti ir sukurti. Ir laikas 12 punktų, apie visus nešnekėsiu, nes neturiu tiek laiko, bet labai greitai parodysiu, kuo skiriasi, dabar skiriasi. Dabar jau lengva man tą šnekėti, prieš tai mes jokios tokios didelės strategijos neturėjom, aš dabar galiu tik ją sudėti jau, kai praėjom tą visą etapą. Tai kuo skiriasi operacinis valdymas ir pardavimų lyderystė, kur mes orientavomės labiau, daugiau skiriam laiko ir pastangų. Visų pirma, tai ką pamatėm, kas yra negerai kažkas su mūsų tikslais. Čia yra 2008 metų tikslai, neskaitykit, jie yra fantastiniai tuo metu. Tai yra sukurti, padidinti, padaryti, įdiegti, superiniai. Išskyrus du dalykus. Vienas dalykas, čia nėra nei vieno žodžio pardavimai. Tuo metu nei vienam departamento tiksle nebuvo žodžio pardavimai. Ir visi tikslai yra skirtingi. Tai yra kiekvienas departamentas turi savo tikslus orientuotas į savo veiklą. Turbūt ir jūs susidurėt, ar gal ne, duok dieve, kai vienas skyrius ar vienas departamentas orientuotas į vieną, kitas į kitą, nesusišneka problemos. Mes lygiai tą patį matėm savo darbę ir čia kaip Krylovo pasakėčiau, kai lydeka gulbė ir vėžys tempia vežėčias į skirtingas dalis. Įmonė nevažiuoja viena kryptim. Tai ką mes labai stipriai pakeitėm per kelis metus, tai yra, kad mūsų visų departamentų tikslai yra visiškai vienodi. Absoliučiai nesvarbu, ar tai yra finansų departamentas, ar yra pardavimų departamentas, ar žmogiškųjų išteklių departamentas, marketingo. Visiškai vienodi tikslai. Absoliučiai. Labai aiškus, konkretus ir viens kitam turi padėti. Tai buvo vienas iš tokių pagrindinių žingsnių, kuris labai stipriai pagelbėjo diegiant mūsų tą noriu kultūrą, noriu padėti. Antras dalykas tai buvo sumažinti. Ir čia gal toks nemalonu pasakyti, bet taip yra, kad vadovai labai mėgsta deleguoti atsakomybę, bet nebūtinai mėgsta deleguoti sprendimo teisę. Vis tiek ta kontrolė norisi turėti savo rankose. Ir ką čia labiausiai orientavomės, tai kad įgalinti žmonės daryti sprendimus. Ir čia turbūt geriausias pavyzdys mūsų yra aptarnavimo kultūra, į kurią labai daug orientavomės. Be abejo, būdami dar visai nesenai operacinė arba ta operational culture kompanija, norėdami sutvarkyti mūsų aptarnavimo kultūrą, parašėm taisyklės. Parašėm 10 taisyklių, kaip reikia aptarnauti. Fantastika. Be abejo, šypsotis, apselinti, būtinai siūlyti produktus, viskas labai aiškiai. Na ir užlipom aišku ant greblio. Pradžioj viskas buvo fantastika, važiuoja, pardavimai gerėja, visi patenkinti, darbuotojai gauna už parduotą produktą bonusą, viskas kaip ir važiuoja gražiai, tačiau klientai nepatenkinti. Įsivaizduokit, mes įmoniai pažįstam apie 75% savo klientų beveik vardais. Nes lankotės, tikrai ačiū Jums ne vieną kartą, mūsų pardavėjai žino, Jūs pažįsta ir įsivaizduokit, ateina, nežinau, Petras į degalinę, jį pažįsta, labą dieną, gal kavos. Vieną kartą, antrą kartą Petras negeria kavos iš principo, jis nemėgsta jos. Ir jam jie nuolat siūlo. Jis jaučiasi blogai, pardavėjas aiškiai mato, kad tai niekur neveda, bet taisyklės yra taisyklės. Tuo pačiu mes įsivedinėjome į savo darbus dar vieną tokį didelį pokytį, tai kad visi vadovai turi važiuoti dirbti į degalines. Ir važiuodami į degalines, dirbdami kartu su pardavėjais, pamatėm, kad yra tokių pardavėjų, kurie nesilaiko šitų taisyklių. Ir jie labai sėkmingi. Jie paprasčiausiai randa prieėjimą prie žmogaus paprasta kalba. Matydami šitą situaciją, suprasdami, kad tas primygtinis siūlymas niekur neveda, mes pasakėm savo, kad mes turim parduoti emociją.
Mes turim parduoti emociją, nepapildomą produktą. Tai yra pabendrauti su klientu, neprimiktinai jam siūlyti, nenupirksi šiandien, jeigu jis išeis iš degalinės patenkintas, jis tikrai grįš. Kaip tą padarėm, paprasčiausiai surinkom savo geriausius talentus, kurie tikrai turėjo nuostabių įžvalgų ir mokėjo pardavinėti. Turiu keletą pavyzdžių, nežinau, man tai juokingi, gal pavyks papasakot. Vat, pavyzdžiui, vienas pardavėjas turėjo tokį, aš pats girdėjau, netgi kartu buvau degaliniai, mergina, degalinė tuščia, nieko nėra, ateina klientas, įbėga skubėdamas į degalinę, mergina stovi iš kasos, sako, labą dieną, jinai jau jūsų laukia. Klientas sustoja, apsidairo, nieko nėra, kas manęs laukia? Plovykla. Iš tikrųjų, toks priėjimas, nepirko jis tada plovyklos, bet jam tiek patiko, aš esu tikras, kad jis kada nors grįš ir nusipirks. Ir tokių pavyzdžių yra labai daug. Matydami tos pavyzdžius, mes tiesiog surinkom ir visiems pardavėjams pasakėm, nesiūlykit primiktinai to produkto, nereikia. Tiesiog bendraukit kaip su žmogum, kaip su draugu pagaliau. Netgi jeigu reikia ir familiariai, neperženkit, aišku, ribos kultūros, bet bendraukit tam, kad žmogus išeitų iš degalinės patenkintas, o nebūtinai su to produktu, kurio jam iš tikrųjų visiškai nereikia. Tiesiog paprastai šnekant, mes pasakėm savo darbuotojams, kad būk, ko nori būti. Nekurkim ribų, tiesiog bendraukim. Ir tuo pačiu, jeigu tau nepatinka pardavinėti, nebūtina to daryti. Pas mus yra labai daug kitų darbų, kuriuos reikia atlikti. Ir barista, ir inžinierius, ir šefas, ir taip toliau. Išbandyk viską. Jeigu šiandien, net tą dieną pardavimui tau, fine, daryk kažką kitą. Ko pasekoje, čia jau verslo žiniose buvo paskelbta apie mūsų standartų keitimą arba atsisakymą. Tiesiog mes atsisakėm tų taisyklių, pasakėm kiekvienam savo darbuotojui ir stengiamės dar sakyti, ne visada pavyksta viską 100% iš karto, kad bendrauk betarpiškai kaip su žmogum. Antras, tai yra jau trečias, padidinti. Labai aiškiai pamatėm, kad elgesys, rezultatas, tikslas yra labai svarbu, bet elgesys, kaip pasiekti rezultatą, yra kartais netgi svarbiau. Aišku, dažnai žmonės sako, kaip tas elgesys gali įtakoti, todėl aš turiu tokią, labai mėgstu šitą skaidrę. Tokį paprastą klausimą jums. Kaip galvojat, kur bus numesta sekanti šiukšlė? Ant kurio stalo? Turbūt labai nesudėtinga atspėti, kad jinai bus numesta ant to pačio stalo, nes mes kopijuojam. Mes kopijuojam sėkmingus žmonės. Mums patinka. Kažin, ar kas nors iš jūsų kopijuoja nevykėlius. Niekas by default nenori būti nevykėliu. Visi nori būti sėkmingi. Ir taip yra elgesy. Jeigu tu išskiri įmoniai gerus žmonės elgesių, ne rezultatais, ne pardavimais, bet elgesių gerus, žmonės mato tai. Jie nori tai kopijuoti. Todėl mes įsivedėm taip vadinamą kompetencijų modelį ir pradėjom labai rimtai žiūrėti į tai, kaip mes atliekame darbą. Nes tai, kaip mes atliekame darbą, stiprina, ką mes atliekame. Modelis pakankamai paprastas, yra tiesiog vertinimai, 5 kompetencijų modelis, taip vadinamas 5 elgesio vertinimai pagal tikrus kriterijus yra prašyti išaiškinti, kiekvienais metais visi darbuotojai yra vertinami pagal tai. Vadovai papildomai dar du punktai - darbuotojų įtraukimas ir strategijos įgyvendimas. Ta prasme, kad vien su šito kompetencijų modeliu mes pradėjome eiti į tai, ką mums rodė Gallup, ką mums rodė tas pirmas tyrimas, kad juk smagiau dirbti su draugais. Tada ir darbas tampa įdomesnis. Čia yra pavyzdžiai, kurių dar gal nesat matę, bet tai yra tai, ką mes pradedam orientuotis tiek vidiniai komunikacijai, tiek kaip darbdavys. Na ir dar vienas pavyzdys, mėgaujasi padėdamas kitiems. Tai yra, kad mūsų darbas yra padėti kitiems, kad žmonės išeitų su gera emocija. Na ir be abejo, turint sumažinti, padidinti, reikia ir sukurti, kad išvengti tam tikrų chaosų ir taip toliau, nes dažnai vadovai sako, jeigu paleidi, nebekontroliuoji, kaip suvaldyti visą šitą situaciją. Vienas iš tokių labai gerų dalykų, kuriuos sukūrėm, tai yra tas vadinamas benchmarkas, palyginimas. Ir kai tu komunikuoji tą atvirai, kaip sekasi vienam skyriui, kitam skyriui, degalinė ir panašiai, ir tu matai, kaip žmogus stebi rezultatus, pats nieks jam, ne vadovas baksnoja pirštu, bet atvirai iškomunikuota, kaip kam sekasi, juk niekas nenori būti apatiniai daly. Taip, tai automatiškai tu sukuri, tiesiog tik komunikuodamas, tik parodydamas rezultatus, sukuri norą išlipti aukščiau, o tuo pačiu dalintis gerąją praktiką.
Ir tai dar vienas dalykas, ką mes intensyviai darom. Tai yra mes tiek rotuojam žmonės, tiek patys važiuojam į degalinės, stengiamės suprasti, kas sunku, kaip reikia daryti ir stengiamės pasidalinti gerąją praktiką. Kaip jau ir kalbėjau, komunikacija yra fantastiškai stiprus dalykas. Jeigu yra teisinga ir suprantama ir priimtina žmonėm, tai yra superinis, tikrai didina tą noriu daryti. Tai visuose savo degalinėse, visuose ofisuose mes turim labai aiškę plačią komunikaciją, kurią parodom, kaip sekasi, kokios naujovės, dalinamės, surenkam idėjas, paaiškinam, kodėl idėjos tinkamos, netinkamos. Na ir prie viso to privedė, turbūt čia gal irgi verslo žiniuose skaitėt, nenoriu labai girtis apie rezultatus, bet tas žalias burbuliukas tai buvo svarbiausias, kurį mes jautėm, kad einam teisingą linkme. Įsitraukimas, jeigu atsimenat, Gallup tą patį vieną iš pirmųjų ataskaitų, kurių rodžiau, kad apie 20-30% žmonių yra įsitraukę. Per paskutinį tyrimą, kurį darom jau dabar, taip pat Gallup daro pagal tą metodiką, jau ir mūsų įmoniai, mes turim apie 58% įsitraukusių žmonių. Tų, kurie nori ateiti. Taip, mes dar turim nedidelį procentą tą, kuris ateina tas raudonam aspekte, bet po truputį keičiamės. Taip, kad didindami įsitraukimą, didindami žmonių norą dirbti, o nereikia dirbti, sekasi ir pasiekti tam tikrus rezultatus. Jeigu reikėtų akcentuoti 3 dalykus, kas yra svarbiausia, darant pokyčius, orientuojantis į pardavimus, aš išskirčiau 3. Kodėl? Tai būtinai reikia suprasti ir paaiškinti visiems, kodėl reikia vienų ar kitų pokyčių. Empatija yra be galo svarbus dalykas. Reikia tikrai suprasti, kodėl įmonėje reikalinga tokia kultūra, kaip žmonės jaučiasi, kaip jie supranta, kas jiems patinka ir nepatinka. Ir be abejo, būt drąsiems. Bet kurie pokyčiai, ne visada tu žinai rezultatą galutinį. Neįmanoma žinoti, kaip darant pokytį, kas nutiks gale. Bet jeigu tuo tiki, jeigu esi drąsus, tikrai viskas įmanoma. Mes pakankamai drąsus, todėl keičiam vardą. Bet žmonės lieka tie patys. Tai yra paskutinė pagrindinė žinutė apie mūsų pokytį. Ir kadangi dar turiu 1 minutę laiko, norėčiau jums pasiūlyti išgerti Circle K espresso. Nepasikeliant nuo kėdės, žinot, kaip galima išgerti espresso, nepasikeliant nuo kėdės ir poveikis bus toks pat. Aš skaičiuosiu iki 3 ir jūs stipriai suplokit delnais. Kartu visi vieną kartą. 1, 2, 3. Ačiū, buvo geras Statoil espresso. Dėkui. Ačiū labai.